Šiandien svečiuose Laura Vagonė. Labas, Laura. Sveiki. Vestuvių planuotoja, tiesa? Pagrindinė mano veikla yra planuoti vestuvės. Dabar daug yra naujos veiklos, bet mes taip truputėlį paliekam tą intrigą, pasikalbėsime apie tai vėliau. O kadangi ir tas sezonas artėja karštasis tiek oro prasme, tiek vestuvių prasme, tai papasakok, tai kas dabar yra ant bangos, kokie grožiai susijęs su vestuvėmis ir panašiai, mados ir tendencijos, vis tie dalykai. Iš esmės, tai jau, jeigu kalbant apie tendencijas, jau tikriausiai reikėtų kalbėti apie 2017 metus, nes pildosi jau ir datos. Tai tam laikotarpiu galima jau būtų kažką naujo numatyti ir planuoti, o tai, kas vyksta šiandien, realiai tos tendencijos jau yra įgyvendinamos, tai jau nebegali to vadinti tendencijomis. Aišku, vestuvių srityje tų tokių pokyčių, kažkokių stilistikų ir taip toliau, nėra tokio kitimo labai greito, kaip tarkim rūbų madoje. Bet yra aiškus tam tikri pokyčiai, tarkim, nuo praėjusio sezono. Jeigu 2015 metais nuotakų mėgstamiausia gėlių ar ten spaudos spalva buvo bordo, tokia vyšninė, marsala, tai šiais metais ta spalva jau nebėra tokia populiari, bet tos spalvos, kurios irgi buvo visų dizainerių pasaulio paskelbtos kaip šios sezono spalvos, tai irgi Lietuvos vestuvių srityje dar nepasiekė. O kokios tas spalvos? Yra tokia jūros mėlynumo švelnaus ir rožinė prigesinta, dulkina tokia. Bet rožinė, tarp kitko, vėl išgyvena tam tikrą renesansą. Buvo laikotarpis, kai visi jaunieji labai bijojo rožinės spalvos vestuvėse, nenorėdami padaryti šventės per saldžios, kičinės. Tai ta rožinė įvairiais atspalviais vėl grįžta ir šį sezoną su visa kita pastelė, kuri niekada neišeina iš mados, vėl karaliaus. Kaip tokias naujas kryptis arba vis plačiau besireiškiančias kryptis vestuvių srityje galėčiau įvardinti minimalizmą, kurio paprastai jaunieji labai bijo. Jų ta šventės yra vieną kartą gyvenime, jie vis tiek ją nori daugiau, mažiau matyti klasikinę, net jeigu ir sako, kad mes nenorim netradicinės šventės, tai iš esmės jie visi nori tradicinės tos šventės. O kas tas minimalizmas, Laura? Sakai, nėra kažkokių atributų, torto pjovimas dingsta ar suknelės kardinaliai kitokios? Ne tiek kalbant apie programą, kiek apie tą stilistiką. Suknelėje tikrai nebebūtinas korsetas, be ko anksčiau neįsivaizduodavo nuotakos savęs tą dieną. Nėriniai jie irgi nėra būtini. Paprastumas, visoje ten dekoro elementuose tas paprastumas irgi galioja. Nereikia ten auksų, krištolų, begalės gėlių, arba jeigu tos gėlės turtingos, bet jos irgi įkomponuojamos taip, kad nebeužgožia to, kas yra svarbiausia vestuvėse. O vestuvėse yra svarbiausia du besituokiantys žmonės. Jeigu apie vestuves, tai kažkaip ta jaunoji tokia labai labai sureikšminta. O jaunikis? Tarp kitko, kaip tik šiandien užsienio vienam portalė buvo nuoroda į kiek kitokius jaunikio įvaizdžius. Tai aš taip pat kaip ir užsienio tendencijos vestuvių tikrai siekiu ir kalbinu visus jaunikius atsisakyti tamsiai mėlynų kostiumų, su kuriais jie darosi uniformuoti iš esmės. Netgi kartais besirenkant į vestuvės svečiams sunku atskirti, kuris yra jaunikis, kuris yra tiesiog svečias, nes jie visi kažkodėl tai renkasi saugesnį variantą, tą tamsiai mėlyną kostiumą. Tai tikrai vyrai turėtų, kaip ir moteris, kažkaip atverti savo fantaziją ir pabandyti save išreikšti ir kitom spalvom, ir kitokiais kažkokiais tai aksesuarais. Šiaip yra dviejų tipų jaunieji, arba konkrečiau nuotakos, nes paprastai tą planavimo procesą iš poros valdo moteriška pusė. Tai yra tos nuotakos, kurios tiksliai žino, ko jos nori ir iš tavęs nori, kad tu išpildytum tai maksimaliai. Dažnai su tokiom gal netgi būna sunkiau dirbti negu su tom nuotakom, kurios realiai nori pagalbos, neturi laiko planuotis ir leidžia tau rodyti iniciatyvą, pasiūlyti kažkokius tai sprendimus, kūrybinius ar logistinius. Tai tokiu atveju lengviau susitarti ir aš manau, kad tie žmonės ir tą šventę lengviau išgyvena, nes jiems nereikia rūpintis begalę detalių, kurios jų manymų turėjo būti gyvendintos, gal ten 5 minutės vėluoja ar 10 ir panašiai. Tai pagal profesiją nemanau, kad
Šiaip tai stengiuosi tą stresą sugerti aš. Ir pasakysiu atvirai, pati baisiausia dalis vestuvių man asmeniškai yra ceremonija. Todėl, kad prasideda tas pats šventimas nuo ceremonijos ir susirinkę žmonės ceremoniją, jie patys ir svečiai, ir pati ta pora labai dažnai nežino, ką kur daryti, nors jiems būna, tarkim, dieną prieš gal net repeticija būsi. Bet kažkaip prie tų bažnyčios durų jau jie pamiršta, kurioje pusėje kur stovėti turi, kur ten tėvai turi sėdėti ir panašiai. Tai man didžiausias stresas būna prieš ceremoniją suvaldyti visą tą procesą, kad visgi ta šventė jaustųsi, o ne stresas žmonėm. Klausyk, pasakė apie tas repeticijas. Holivudo filmuose mes, jeigu nuolatos matome, jeigu bus vestuvės ar ne, ten pagal scenarijų, tai prieš tai rodoma ir repeticija tų vestuvių. Lietuvoje tai irgi prigyja tokie dalykai? Taip, prigyja. Yra netgi viena Vilniuje bažnyčia, kuri dabar yra jau paruošus tokią paruoštuką jauniesiam, kur turi surinkti ir dekoratorių parašus, ir fotografų, ir jiem yra jau numatyta ceremonijos repeticijos laikas. Aš tai už tas repeticijas esu, nes kai tu žinai, kaip vyks tas procesas ceremonijos, tau yra tikrai lengviau vestuvių dieną. Gyvenime savęs nemačiau, tai yra nesieju labai stipriai su mada, bet vieną dieną mane pasikvietė draugė, kuri pati kūrė rūbus ir sako, Laura, aš ieškojau kursų, kur galėčiau įgyti pagrindą žinių mados dizaino, konkrečiai rūbų dizaino. Ir jis sako, aš nerandu rinkoje tokio dalyko, kur galėčiau nesimokydama ten kelis metus, bet per kažkokį trumpą laiką gauti koncentruotas žinias. Sako, darom tos kursus. Ir aš apsvaršiau visas galimybės. Man tas projektas nuskambėjo įdomiai ir kelis mėnesius padirbusios, 3 mes sukūrėm mados kursus. Dabar kaip tik pirmieji studentai pradėjo lankyti paskaitas, patikėkit, aš pati noriu juose dalyvauti kaip studentė, nes be teorijos jie gauna iš karto praktinės užduotis, tai tos pačius moodboardų sudarimus, jie iš karto galvoja apie galimą kolekciją, apie galimos kolekcijos iškomunikavimą, ką jie nori, kokią žinutę perteikti, kaip galima ją parduoti. Dėstytojus irgi pasikvietėm tikrai turinčius patirtį, iš kurių įdomu ją periminėti paskaitų metu, nes jie yra puikūs kalbėtojai. Kaip vadinasi tavo? Vilnius Fashion Hub. Mes labiau tai tokį kaip būrelio tipo darom kursus, tai moteris, kurios dirba gal buhalteriam, gal inžinieriam, gal kažkokias panašias kitokias specialybės turi įgijusios, jos vis tiek turi kūrybinį kažkokį tai pradą, kurio negali išreikšti savo buhalterinėje veikloje. Tai jos susibūrė dabar mūsų kursuose ir 2 kartus per savaitę vakarais kuria madą. Ir mūsų siekiamybė yra tokia, kad kuo daugiau Lietuvoje būtų tikrosios mados, kur įdedama ir rankų, ir kūrybos tam tikros, kur tu pasakai kažką kūriniu, o ne tiesiog uždedi kažkokį tai šilkografinį štampą ant maikutės ar ant megztuko.